Dažnai girdžiu dabar tokį kaip pasakymą visų. Vasaros nėra, nuotaikos nėra. Aš iškart įeisiu į pokalbį su klausimu, kas su lūpų spalva yra. Kokia čia situacija yra, kas privedė iki tokio sprendimo. Viskas blogai, nėra nieko blogai. Apart lūpų spalvos ir tų akinių. Tarp kitko viduj sėdi. Viduj. Tau nereikia akinių. Ir nereikėjo taip dažytis. Tu sutiki pats savo nuotaiką. Ne, va čia nesutikčiau. Jūs šiandien suteikėt nuotaiką kitiem būtent dėl akinių ir spalvos lūpų pasirinkimų. Pamatot, sėdžiu po palmę su itališkais akiniais. O, akiniai itališki? Tada nėra klausimų. Ir viduj gali būti, ir virint su jais gali. Esu patenkinta, šuniukas pas mane sėdi. Aš norėjau pasakyti, kad čia labiau atrodo man kaip perukas, tiesiog nuo kažkieno galvos nuimtas padėtas. Bet nesvarbu. Mano nana. Tai aišku, kad nana. Aišku, nana. Tarp kitko, šunį irgi esu iš Italijos parsivežęs, pašuo yra italas. Pačuo yra italas, mes lietuviškai namuose nešnekam, vardą irgi itališką daviau, žinoma. Kvepalus va. Leiskit atspėt. Turiu itališkus. Čiao. Ir viskas man gerai yra. Esu dabar patenkinta, su itališkais produktais dirbu. Aišku, su itališkais. Mes galvojot, kitaip manim. Super.